tvarką, žinai. Ir iš esmės, tai panašus menininkas yra, kuris daro kitaip. Metro visur būna irgi reklamos plakatų, bet jų didžiuliai, su didžiuliam raidėm. Jisai būna plėšo tas raidės, pavyzdžiui, nuplėšia kažkokį tai gabalą, prikliuoja prie kito plakato, nuo to plakato prie sekančio ir taip žodžius skaitalioja. Kokia nors sufiksuoja, su skirtingai pakelimą atsvaradas. Dar šiaip tai aš atsimenu dar vieną novelizmą kūrinį, tik tai mes tą video neturim, bet jūs įsivaizduosite taip puikiausiai. Esu matęs tokį video padarytą YouTube'ai, kur važiuoja su traukiniu ir filmuoja sieną žmogus. Ir reiškia, staiga pradeda bėgti griaučiai. Arti sieną pradeda bėgti griaučiai. Padarytas trafaretas, reiškia, pridaryta daug trafaretų kaip animacija. Ir taip, kad tu važiuodamas matai, reiškia, ta siena netoli, bet tu matai, kad bėga griaučiai. Tiesiog tu matai, gyva animacija. Tai yra puikus kūrinys. Tai va, aš kaip ir minėjau, tai nuo popieriaus klijavimo perėjau paskiau į gatves visokios instaliacijos. Instaliacijos, kur tiesiog padeda daiktą ar kažkas tai tokio panašaus. Dar ką noriu pasakyti, kad tokiu būdu jau mes grafiti kaip ir negalime vadinti. Tai dėl to gimė toks terminas street art. Tai yra plačiau. Nes grafiti, tai kaip atsimenate, tai yra užrašas, pasirašymas. Tai kas užrašyti, kaip pavyzdžiui, ta žiurkė, iš esmės kaip užrašas. Mes galime iš raco dėti žodį art. Skelbia kaip, tai yra vaizdelis, bet iš esmės užrašas. Tai yra dar grafiti. Tai jau nėra grafiti, bet gimė iš grafiti. Į platesnius vandenis. Tai ir yra gatvės namas. Šiais laikais labai populiaru. Šitas mėstas. O kas dabar pasakys, kad čia jūs priešus? Labai smagu eitumėt gatvę, tikrai paveiktų. Blemba, gerai. Taip. Tiesiog padėti kažkokį daiktelį, jeigu nereikia, paėms ir išnės. Yra sukurtas Niujorke toks kūrinys, dar noriu papasakoti. Jeigu jūs pasidomėsit, o aš norėčiau, kad jūs pasidomėtumėte, dėl to mes specialiai to nurodom, jūs užrašykite YouTube'ai street art ir išnės tokį filmuką. Tad, reiškia, Niujorke iš šiukšlių maišų padarė baltą meškiuką. Ten yra dabar jis pridaręs visokių dinozaurų visokių visų. Bet man labai patinka meškiukas. Meškiukas didesnis ir mažesnis. Tokie va tokio dydžio. Iš šiukšlių padarė meškiuką. Tai yra šiukšlių maišų. Iš maišų šiukšlių. Maksiminių ar kokių ten zalofonį. Ir tą maišiuką, reiškia, priklijavo prie metro grotelių. Kada pravažiuoja metro, būna skersvės. Pravažiuoja traukinys, pakyla skersvės. Ir reiškia, pučia vėją iš apačios, pagauna tas, reiškia, visas maišas oro iš apačios ir tas meškiukas, taip, ta šiukšlė tampa, taip po truputį keliasi, kaip animacija, taip keliasi rankiai ir pradeda judėti. Taip. Reiškia, tavo dalykai juda. Tai yra animacija iš esmės. Instaliacija, animacija, žmonių reakcijos labai kita. Ir tada pravažiuoja traukinys ir taip gaila jau užtai. Tai jis dabar ir su dinozaurais yra padaręs, irgi labai išgarsėjo New York, tai reiškia, New York Times irgi buvo aprašytas labai kūrinys ir labai išgarsėjo menininkas. Milijoniniai skaičiai to video yra. Va. Tai, kad menu, reiškia, galėtume vadinti grafitį, esam dėkingi tiems graferiam, kurie perėjo įgalėjams. Jo. Ir tas reiškinys yra svarbus vien dėl to, kad šiandien mes turim profesionalius kūrinius ir galbūt pripažįsta kai kurie žmonės, bent jau kurie domisi, kad tai gali būti meno kūrinys ir kad tai gali būti rinkos dalykas, finansinė prasme, investicinis dalykas. Ar ne? Nes jeigu ne šie žmonės, tai ko gero būtų likę
tik tarp hip-hopo kultūros, nes grafiti yra hip-hopo kultūrai priklausantis dalykas. Jūs ryte turėjot berods seminarą turėti apie patį hip-hopą, ar ne? Iš Svaro. Kaip? Tai iš esmės hip-hopo pradžia tai buvo pagrindiniai tokie elementai MC, tai vokalas, repas pats, didžėjai, grafiniai ir breikiai. Ir dažniausiai tie žmonės mokėjo viską. Taip. Reikia šokti. Tai čia pradžia. Jie viską didžėjavo, jie viską darė. Dėl to ir tą grafitį pripažino Amerikoje 70 metais, nes tas maždaug ir prasidėjo vienu metu. Tai tas Svaras gal daugiau kalbės iš tos pusės, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad galbūt hip-hopos kultūros po žeminė tokia arba undergroundinė kultūra būtų ir likus, neišėjus galbūt į viešumą, į tą profesionalumą, netgi ir pats hip-hopas, nes dabar popsinis, reiškia, dalykas, kaip hip-hopas įsijungia MTV beveik visur, ten hip-hopo elementų. Tiek klipų, šokiai, ne, didžėjai, viskas be to, reiškia, net neišsivaizduotų, gal šiandieninis jaunimas. Tai mes, bent jau grafito prasme, tai esame dėkingi labai daug tokiem žmonėm, kurie pradėjo ir lįsti į galerijas, save rodyti ir išgarsėjo. Ir būtų moterininkai pradėjo aktyvinti šitą metais namą. Tai dar jis ne visai iškalbinėtas, dėl to jis ir įdomus reiškinys. Vienas iš tų įspūdingiausių galbūt reiškinių, kaip įvedė į galerijas, tai yra Banksy, kur prieš tai kalbėjom apie tą menininką, kuris yra labai brangus, ne, iš Didžiosios Britanijos. Tai jis buvo vieną iš savo tokių įspūdingiausių performansų padaręs, kad jis atnešė į galeriją perdarytą paveikslą. Tarkim, buvo primityviai papasakosiu, kad jūs suprastumėte, tarkim, visi žino Mona Lizą, ne? Tai jis, tarkim, vietoj Mona Lizos padarė kažkokį tai veidą kitokį, visą šitą smailą, kur būna telefonė gauna kažkokį vietoj Mona Lizos veidą, ir jis vietoj, būtent, kad jis paveikslas kabo, jis nukabino tą Mona Lizą ir pakabino savo. Ir tą paveikslą, reiškia, nepastebėjo gal 2 dienas. Bet čia ne Mona Lizas, pats kiek kitas paveikslas. Jo, nestikščiai. Pradėjome jis pakeičia. Tai labai daug diskusijų iškėlė, aš menotyrininkai pasižiūrėjau kaip įdomu, tai reiškinį. Ir galbūt Banksy pradėjo pripažinti kaip menininką, kad paliekit, tai ką. O dabar jeigu jis pakabina, tai ateina su baltom pirštinėm jo pakabinti. Taip, yra tokių nuotraukų, jeigu jūs pasidomėsit Bankso kūrybą, irgi rasit nuotraukose, kur jau nukabinėja Bankso kūrinį, tai jūs su baltom pirštinaitėm irgi. Ir brangų kūrinį. Ir jisai padaręs yra tokių akcijų neseniai rudenį, kur buvo šitą Niujorke savo originalus trafaretus išpurškė ant popieriaus, ant kartono, įrėmino, reiškia, šalia Niujorko muziejus. Ten dažnai prie muziejus stovinėja visokie pardavinėja ir suvenyrus, ir paveikslus, irgi kičiukų, ir visko ten galima rasti. Ir labai dažnai rasim žmonių, kurie dainuoja, bando prasimušti ir panašiai. Tai Banksy pastatė vieną žmogų ir pardavinėjo originalus, bet niekas niekam nesakė. Visi galvojo, kad čia kopijas, gal kažką. Ir kažkam tikrai pasisekė, kas nupirko. Nes pardavinėjo labai tai 50 žmonių. Tam dar 50 žmonių. Kad jie tokią akciją padaryti? O kainos gal 30, reiškia, tūkstančių. Už tą vieną. Toliau ką mes turim? Vat, reiškia, vienas iš pavyzdžių, kaip galerija, pavyzdžiui. Kaip menininkai perėmė į galerijas, tai aš nemanau, kad tai yra puikus pavyzdys, bet tiesiog reiškia galerijos menininkai. Šitą kalbėjom. Štai. Nemanau, kad galima sudėti toks kūrinys. Iš esmės jisai idėjinis, pasaulis bėga
būtų žinutė atkreipti žiūrovo dėmesį. Nemanau, kad tokia nesibaustų, jeigu taip policininkas pavažiavęs važiuotų. Vis tiek čia klausai, nes socializatorius, jeigu matuoti, kaip sako, lašas po lašo ar akmenį pritaško. Čia priklauso. Koncepciškai irgi labai smagu, kad matau. Čia jau Bankso stilius. Čia Bankso stilius. Kritika, reiškia tie, kurie stebi saugomus. Tai kaip saugo, jeigu jis iš esmės prieš jų akis? Prie jų akių užrašė, į kurių žiūri. Vadinasi, kameros neveikia. Tam tikrą prasme neveikia. Šitas Bankso stilius, puikus kūrinys. Ant Palestinos sienos, kur yra žmonės susidėję sieną, kad viena tauta nepereitų į kitą tautą. Žinutė labai aiškiai. Kada jis padarė šitą, jis daug šitą kūrinių padaręs, tai yra padaręs, kad laiptelį perlipti tiesiog tą sieną. Čia mergaitė su oro balionais kylanti per sieną, taip yra. Tokie smagus, linksmi kūriniai. Ir Banksas jau buvo išgarsėjęs, kada šitą kūrinį padarė. Niekas nelabai kreipė dėmesio apie tą įvykį, apie Banksas padarė šitą kūrinį, sujudo žiniasklaida, kad ten buvo padarytas kūrinys ir pradėjo domėtis šitą situaciją pasaulis. Kokią įtaką duoda reiškia Gatvės menas. Čia lietuvių. Lietuvių kūrinys. Ir mano galva vienas toks sėkmingiausių netgi. Manau, kad aišku gal nereikia, tiesiog dieną žvaigždutės nupurkštos, o naktį papildo seiliką, papildo tiesiog kūrinį. Nes ten yra žvaigždutės išpurkštos, o šešėlis savo. Tiesiog papildo. Aš nemanau, kad tai labai blogai. Bet čia jau klausimas yra. Tiesiog. Bet man tai tiesiog jau yra meniška. Tai nėra labai blogai. Tai nėra... Nesakyčiau, nėra labai blogai, aš sakyčiau, tai yra labai gerai. Aš tokios pozicijos skaičiu. Uždarė šitą. Uždarė. Čia yra mūsų ruošiamas vienas projektas. Padaryti Alytuj. Mes esam daugiau projektų padarę. Kaip brolis nusprendė šiandien nerodyti, nes mes neturėjom vizualizacijos, tik tai piešinius, kuriuos mes ten priėmėm. Šiuo atveju padaryta šitą vizualizaciją, kaip mato žiūrkė sektoriai Lietuvos. Mes paėmėm idėją iš Blepo Verato. Taip ir pasivadinęs, o žiūrkė. Pačią žiūrkę uždėjom šunį jau kalbos, kaip kanūną. O seteris tai iš seterio, reiškia, gaunasi žodis street. Tam tikrą prasme čia užrašyta street art. Tam tikrą prasme užrašyta žinoma. Ir mes jokių būdų nekonkuruojame į grafitį. Jokių būdų. Dėl to jis padarytas legaliai, jis bus padarytas. Dėl to ir yra street art, aš kaip ir minėjau, bet iš esmės iš grafiti parėjęs dalykas. Tai, ką mes kalbėjom, visą tai ėjom link to, kad jūs suprastumėte šitą kūrinį. Tai iš tikrųjų profesionalus gatvės meno kūriniai, jie ir turėtų būti gilūs. Ne tai, kad kažkas pavaizduota ir tiek, gražu ir tiek. Pats atlikimas arba pats piešinys turėtų būti tik tai priemonė menui sukurti. Dažniausiai žmonės galvoja, jeigu tu gražiai moki piešti, tu esi menininkas. Nebūtinai. Tai yra įrankis menui sukurti. Kaip pieštukas, kaip kompiuteris, kaip aliejiniai dažai, kaip fotoaparatas. Nes irgi žmonės dažnai galvoja, aš turiu fotoaparatą, aš esu menininkas, nes galiu priplėšti daug fotografų, padaryti parodą. Dažnai negalvoja, ką darosi. Va. Ir čia labai svarbus kontekstas, kad būtent toj gatvėje, ten įgyjų, turėtų būti pagal idėją
galerija po atviru dangum. Bent jau čia toks planas, kad į metus pakviesti vieną garsų street art gatvės menininką, kad jis padarytų kažkokį tai kūrinį. Taip po 6 metų jau turėtų 6 garsų, reiškia, menininkų pasaulinio, tarkim, garso kūrinius, ar ne? Ir kadangi tokią idėją mums pasakė ir sako, norėtume pradėti nuo jūsų, nes mes alytiškiai, tai mes su broliu taip ir galvojom, nu tai jeigu galerija po atvirų dangum, aš nenoriu iš karto daryti meno kūrinio, kai dar net nėra galerijos, ar ne? Tai faktiškai, kai būna galerija, tai ir pasivadina dažniausiai ten. Ieškos galerija, ar ne, arba XX galerija. Tai galvoju, padarysiu tam tikrą prasme užrašą, kaip XX galerija, arba ten ar kažkas, tik tai neprimityviai parašydami. Tai galvojom, kadangi po atvirų dangum gatvės menininkų kūriniai, nu tai reikėtų parašyti street art. Tai mes faktiškai parašėm street art, tik tai užkoduota ta žinutė, seteris iš to seterio, kaip sakėm, maišant raidės street gaunasi, o iš žiūrkės art. Dabar kodėl žiūrkė ant galvos? Dėl to, kad mes galvojam, kad menas aukščiau visko turėtų. Jinai turi būti valdžioj, jinai kaip kalna gatvėj, pats menas. Jinai puošia gatvę, ne gatvė meną. Tai dėl to jinai aukščiau visko. Tai tą žiūrkę dar sėdėjom ant šunio galvos. Pasimėm personažus būtent iš tos gatvės. Ta žiūrkė paimta iš šitos kaimynų parduotuvėlės. Čia yra kaimynų parduotuvėlė. Sekančioje pusėje yra kirpykla. Šitos kirpyklos mes pasimėm dar susėdėm. Nufotkinom būtent iš tos pusės, kur šviečia saulė, matot, apšvietimas yra jums į dešinės pusės. Tai mes tą būtent fotkindami tą šunį ir tą žiūrkę ėmėm būtent, kad būtų ta šviesa iš tos pusės. Kad kuo labiau arčiau integruoti tą pastatą. Gaila, kad tas pastatas neturi istorinės kažkokios vertės, kuris mums pagelbėtų galbūt idėjas. Jis tiesiog pastatas. Statytas dėl kažkokios įdomios istorijos ir nėra kažkoks paminklas architektūrinis, kad mums būtų galbūt įdomiau integruoti, kažkaip sugalvoti kažkokią idėją. Bet kita vertus mums leido laisvę, kad galėjom daryti beveik viską. Ir čia spalva sunkiai matosi, bet reiškia tas ruda spalva, taikyta pagal architektūrą aplinkui, bet reiškia iš tos rudos paimta tas raudonas, jaučiamas ant to šunio, suprantate. Ir netgi kažkiek, kad to mėlyno yra kažkur ant džiazo, tai tas refleksas, ta prasme, šviesos blyksnis toks šaltas, jis nesvesnis. Kad nebūtų visiškai svetimkūnis pastate. Pertraukos reikia? Ar turit klausimų? Klausimų. Kadangi aš tikrai susirūpinu šaligaus gražumas, tai susakyti jūsų šaligaus, jūsų menas man tikrai patinka, viskas tvarkoje, bet kokia žinutė, koks menas transliuojamas ant to gražaus, ką tik perdažyto namo, ką kažkokios raidės, kas tam tik žiūrėti. Čia pateisinama tokie reikalavimai, ar ne? Jūs kalbate apie... kaip praktikos atstovai. Jūs kalbate apie tamus. Šiandien mes turim tokią situaciją, kad mes tos temos renginės nepaliesim. Dėl to, kad mes labai apskritai galėtume daug kalbėti apie patį grafitį, bet gerai dar paklausim. Mes turim tokią situaciją, kad ne tik lietuviai, bet labai daug tokių yra pasaulyje, kurie nežino, ką daro. Pavyzdžiui, yra tokios, reiškia, tokia galbūt atmaina, arba tokių žmonių, kurie nori pabandyti papurkšti to. Tiesiog iš smalsumo. Ar ne? Tai būna Vilnių pripaišo, tiesiog įdomu,
sukurčiau flakoną, ko gero, arba padėčiau ir sakyčiau, galima čia piešti, leidžiu. Tai ko gero visi pamatytų, kaip tas purškimas darosi. Tai yra tokių žmonių, kurie tiesiog bando papurkšti. Antra, galima atsakyti, klasėje yra žmonių, kurie Tikriausiai prisižiūrėjo kažko. jo, tiesiog pamatė įdomu, čia įdomu. Ir kaip sakė, tai yra